Natūralus makiažas tinka beveik visoms. Jaunoms pabrėždamas jų jaunumą ir vyresniems moterims, leisdamas pasireikšti jų skoniui ir nuosaikumui. Bet tai nereiškia, kad makiažo reikia atsisakyti visiškai. Natūralus makiažas reikalauja teisingų atspalvių. Visi rudi, rusvai, gelsvi, persikos spalvos atspalviai turi lengvai pabrėžti natūralų veido odos toną. Natūraliam makiažui reikės minkšto pieštuko, kuriuo galėsite nubrėžti liniją pagal blakstienų kontūrą ir paskui gerai jį sklaidyti. Ant akių vokų užtepkite natūralaus atspalvio vokų šešėlius ir išlyginkite ribas. Dūmų akių makiažas suteikia žvilgsniui gilumo ir išraiškingumo. Tokį makiažą galima atlikti šviesesniais ir tamsesniais tonais. Pasirinkite vieną atspalvį, gerai užtepkite ant blakstienų šaknų linijos ir sklaidykite po visą akių voką link antakių. Dūmų akių makiažo paslaptis – intensyvus tonas prie blakstienų šaknų ir visiškai nežymus arčiau prie antakių. Gerai sklaidykite išorinę vokų šešėlių ribos liniją, taip pat ribos liniją prie akių vidinių ir išorinių kampų. Tai galima padaryti švarių vokų šešėlių teptuku arba švaria makiažo kempinėle. Norint suteikti akims ypatingo išraiškingumo, galima prie blakstienų šaknų tamsiu pieštuku arba vokų šešėlių nubrėžti liniją ir gerai ją išlyginti. Apatinis dūmų akių makiažo vokas dažomas lygiai kaip ir viršutinis. Atspalvis intensyviausias prie blakstienų šaknų ir švelniai išlyginta šešėlio kraštuose. Renkantis tamsesnio tono vokų šešėlius, geriau atsisakyti ryškių spalvų lūpų dažų ir skaistalų. Geriausia lūpas dažyti lūpų blizgesiu. Akių makiažui renkantis šviesesnius tonus, lūpas galima dažyti intensyvesnės spalvos dažais. Pasirink vieną veido sritį, kurią nori pabrėžti.